kriminalinė kronika. Po ilgo ir nuoseklaus tyrimo buvo išaiškintas slaptas pelių tinklas veikęs Panevėžio Vytauto vidurinės mokyklos bibliotekoje. Tinklas buvo gerai organizuotas. Kiekvienas graužikas kenkėjišką veiklą vykdė skirtingose bibliotekos teritorijose, kompiuterizuotoje skaitykloje ir net abonemente. Šiandien jau galime įvardinti didžiausius kenkėjus graužikus. Ypatingoji knygų graužikė. Laisvų pamokų metu, tai yra per langus, vietoje to, kad mokiniai laisvai bastytųsi koridoriuose ar lakstytų į burito, jie buvo viliojami į skaityklą. Čia vaikams į rankas buvo brukama grožinė literatūra. Po pusvalandžio tylaus ar garsinio skaitymo mokiniai buvo privalomai kamantinėjami. Patiko? Nepatiko? Kodėl? Argumentuokite. Kaip pavadintumėte savo kenkėjišką veiklą? Grožinės literatūros skaitymo pamokomis. Kodėl vaikus kankinate skaitykloje? Nes kas skaito, rašo, tas duonos neprašo. Beje, knygos tai geriausias žmogaus draugas. Ar žadate nutraukti savo kenkėjišką veiklą? Ne, žinoma, kad ne. Kodėl? Nes mane veža. Supratingoji graužikė. Ši pelė buvo atsakinga už geriausias metų knygos rinkimus. Artėjant žiemai imdavo brukti mokiniams ne tas knygas, kokias jie nori, o tas, kurias pasiūlė ekspertai metų knygos rinkimų nominacijoms. Šią veiklą pelė supratingoji jau kelis metus vykdo su ypatinga išmane ir apgaulė, vilioja renginiais, kūrybiniais darbais, reklamomis, balsavimais ir netgi kreditiniais pažymiais. Kodėl jūs vykdėte šią veiklą? Be komentarų nekomentuosiu. Atsiprašau! Kodėl jūs tai darėte? Na, mes iš pradžių knygas bandėme vertinti pagal skonį, bet paragavome visų skonis vienodas. Tada knygas pradėjome vertinti pagal turinį. Ar žadate nutraukti šią savo veiklą? Žinoma, ne, juk ši veikla mane veža. Išradingoji graužikė. Bibliotekoje užfiksuoti įvairūs renginiai, knygų dovanojimo akcijos, mokinių rankdarbių parodos, gyvieji paveikslai iš knygų, kelionė į knygų šalį. Graužikė, kodėl jūs organizavote masinius susibūrimus mokykloje? Ar aš? Taip jūs. Nes aš tikiu, kad šie renginiai priartins vaikus prie knygos. Nes knygos mane veža. Kūrybingoji graužikė. Ši pelė buvo atsakinga už mokinių kūrybos almanacho leidimą. Visus mokslo metus ji nepailsdama uostinėjo, šniukštinėjo, peržiūrėjo jaunuosius poetus ir dailininkus. Mokslo metų pabaigoje, surinkusi iš jų duoklę, iškepdavo po knygą. Kodėl jūs reketuojate jaunuosius talentus, a? Nes jie nedrąsūs ir savo norų knygų neduos. O beje, mane veža. Graužikė išmintingoji. Ši graužikė atsakinga už slapto tinklo išplėtimą, naujų narių verbavimą ir paruošimą. Ji organizuodavo informacinių gebėjimų ugdymo pamokas. Į šias pamokas apgaulės būdu buvo viliojami visi mokiniai nuo 1 iki 8. Pamokose vaikai buvo mokomi susirasti informaciją, ją sisteminti, analizuoti, konspektuoti ir pristatyti plačiai auditorijai. Graužikė, kodėl jūs organizavote tokias pamokas? Kad mūsų tinklas neišnyktų, kad tinklo nariai būtų protingi, raštingi ir nenuskęstų informacijos vandenyne, nes protingos pelės veža. Graužikė kompiuterizuotoji. Ši graužikė nuo ryto iki vakaro seka, kad vaikai nenueitų į netinkamus internetinius puslapius, o lankytųsi ten, kuriuos siuntė mokytojas. Mokomosios programos, elektroniniai dienynai, elektroninis katalogas, Wikipedia ir Microsoft Office programos. Kompiuteriu? Vienuolika. Ar tai ne prabanga? Ne prabanga, o būtinybė. Ar žadate nutraukti šią savo veiklą bibliotekoje? Žinoma, ne, ir vienas žmogus neperka knygą, o kita tai kompiuteris. Sužinojame, kad pelių Vytauto vidurinėje mokykloje susidomėjusių knygų graužimu skaičius vis didėja. Jei tinklas nebus išardytas, prognozuojama, kad visi besimokantis Vytauto vidurinėje mokykloje virs pelėmis. Siužeto kūrėjai pabuvoję bibliotekoje taip pat užsikrėtė graužimu. Ir gali patvirtinti, biblioteka veža. Bibliotekoj su draugais semsi